Tai sveiki visi, šiandien rytą pradedam nuo šio video reportažo, kur norim pristatyti šį didelį amerikonišką automobilį. Tai yra Dodge Ramas 2022 metų, 8 cilindrų variklis, V-forma be abejonės, Hemi, kitaip vadinamas, beveik 270 kW, dokumentas įvairiai juos ten įvardina, kartais truputį daugiau, kartais mažiau, bet kokiu atveju tai yra masyvus, didelis variklis, didelis automobilis, ir jam aišku yra sumontuota kokybiška Landrenzo dujinė sistema. Tai Landrenzo Omegas dujinė įranga, iš tikrųjų siūloma 8 cilindrų automobiliam, pagrindė aišku ir Ramam ir visiems kitiem, bet yra pats geriausias, pats patikimiausias ir mandriausias, dėja ir brangiausias komplektas, kokį iš principo galim pasiūlyti šitam MPI varikliui. Tai nėra tiesioginio įpurškimo variklis, jisai visų 100% važiuoja dujomis, todėl be abejonės pakankamai mėgiamas, kadangi, kad ir tas 20 litrų dujų nėra labai gąsdinantis, sakykime, toksai reiškinys, nes dujos tikrai kainuoja ženkliai pigiau nei benzinas. O kartais ir net situacijų būna, kai ir visų eurų būna litras pigesnis, dabar truputį tas santykis kitoks, bet kokia atveju ta matematika ten labai paprasta ir labai greitai gaunasi, kai to kuro yra vartojama 20 litrų. Tai apie pačius dujinius komponentus bandau papasakoti, tai pats valdymo blokas Landrenzo Omegas yra sumontuotas būtent štai šitoje vietoje. Žemiau valdymo mūsų dujinio bloko yra benzininis valdymo blokas, tai be abejonės didžioji dauguma signalų yra paimama tiesiai iš pačio benzininio valdymo bloko. Taip mes variklio skyriuje turime mažiau pravedamų tokių laidų, sakykime, tokios gerokai tvarkingesnė estetika ir išvaizda turim. Greta turim, aišku, dujinės įrangos rėlę, varžas ir kuro slėgio emuliatorių. Kuro slėgis šitame modelyje yra matuojamas, kalbu apie benzino slėgį be abejonės. Ir važiuojant dujomis tas benzino slėgis, kadangi kyla, nes benzino purkštukai to slėgio niekur nepurškia, mes tą reikšmę turim be abejonės emuliuoti tam, kad nebūtų skydelio jokių klaidų ir variklis dirbtų tinkamai. Kadangi, kaip minėjau, tai yra 270 kW varikliukas, tai be abejonės čia yra montuojami du dujiniai reduktoriai, yra montuojami du Landrenzo L10 Turbo Oversize reduktoriai, jie yra sumontuoti štai šitame kampe. Vieno jokių variantų, kad jisai važiuotų su vienu, įvertinkit ir masę, tai kilovatais, bet ir automobilio masė, ir reiklumas, ir galų gale tai, kiek yra dujų turi pereiti per reduktorių, sakykime, kiek jisai jų turi išgarinti tam 100 km, tai vienam tai būtų stipriai per didelis iššūkis, nors vienas reduktorius pagal dokumentaciją skirtas apie 200 kW, realybėje net ir visus 2,5 užmaitintų, bet kaip minėjau, tikrai netokiam automobiliui montuoti vieną dujų reduktorių. Netgi jeigu tai būtų kažkoks dvigubas vienas reduktorius, jau tokių analogų yra visokiausių lenkiškų sprendimų, praktika rodo, kad visgi ten jo paprastai neužtenka. Tai nuo reduktorių kylam į viršų, turim dujinės fazės filtrus, kadangi du reduktoriai, jie čia taipogi stovi vidu. Jie čia yra sumontuoti specialiai atnaujinto tipo, tam, kad surinktų maksimalų kiekį purvo, dervų, tos dujos pas mus šiai dienai tikrai nėra pačios geriausios, iš tikrųjų tikrai pakankamai prastos ir prastesnės negu bet kokią kitą žiemą paėmus, tai tų dervų labai daug, apnašų daug, tai filtrus montuojam nuo šiol visada tik tai tokius, tam, kad tų dervų kiek įmanoma daugiau surinktume. Greta turim ir skystos fazės vožtuvą OMB, padidinto vėlgi pralaidumo, tam, kad tos rauto skystos fazės užtektų abiem reduktoriam. Prie filtro taipogi skystos fazės mes labai nesunkiai prieinam ir rekomenduojam kiekvieno aptarnavimo metu, kas 15 000 arba kas 1 metus, iš principo keis visus filtrus, nes, kaip minėjau, dujų srautas yra pakankamai didelis. Visi Landrenzo dujinės įrangos montavimo darbai, servise 007, kai visada pagal aukščiausius kokybės standartus. Nesame mes kažkokie genijai, iš tikrųjų tie standartai yra aprašyti, sudėlioti, tai reikia viską tvarkingai padaryti. Tokie patys standartai yra taikomi Landrenzo kompanijos montuojant dujinės įrangas į visiškai naujus automobilius. Tai yra paimamos specialios apsauginės gofros, sumontuojam žarnas tokias atnaujintas, taipogi, kurios neskleidžia kvapo, ilgainiui neprasmirsta, panaudojam gamyklinius laikiklius. Dujinės įrangos laidyną visą išardom, parenkam tinkamus ilgius, pritaikom konkrečiai šiam varikliui, visus laidus sugrupuojam, įvelkam į apsauginės gofras, tas gofras vėlgi papildomai izoliuojam. Čia vėlgi genijų nereikia būti, daug tų pavyzdžių variklio skyriuje, kaip tie laidynai yra padaryti, tai mes tengiamės juos lygiai taip pat padaryti kaip yra. Be abejonės kiekvieną kontaktą sulituojam, apsaugom litavimo vietas termokembrikais su klijais. Tai tiek iš esmės apie variklio skyrių. Aišku, prie pliusinės klėmos akumuliatoriaus yra sumontuotas dujinės įrangos saugiklis.
Tai visa šitą informaciją, saugiklio vieta ir visa tai, ką turi žinoti, vairuotojui bus pateikta instruktažo metu, kurį atliksim atidodami automobilį klientui. Tai tiek būtų apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką mes sumontuojam ten, kur pagidauja jo klientas. Šiuo atveju tai turim tiesiog kairiau vairo sumontuotą apvalų, puikiai čia tinkantį Landirenzo dujinės įrangos mygtuką. Labai gera vieta, patogi vieta. Dujų pildymą padarom prie benzino užpildymo vietos, atsidarę, įsisukam adapterį. Na čia aišku nėra vietos, kad padaryti jį jau su adapteriu. Taip netelpa jisai, bet įsisukam adapterį ir pildomės dujas. Aš aišku nuotrauką pačio pildymo pridėsiu, jokių problemų bus galima pasižiūrėti. Na ir dujų balionas, įvairių tų variantų būna, kai kada yra montuojamas cilindrinis per visą kūsavą, yra ir tokių variantų esam darę ir planuojame daryti, nes kadangi eilėje turime vieną Dodge Ramą ir vieną Ford F-150, tai tų variantų vėlgi kiekvienam pagal poreikius, nes vieni automobiliai šitą perka darbui, kiti perka pramogai, kiti vėl kažkam, tai tie visi tikslai yra skirtingi, tai ir poreikiai be abejonės tų žmonių yra irgi skirtingi. Bet balionas šiuo atveju ir dažniausiai yra montuojamas atsarginio rato vietoje, tai atsarginio rato vieta yra apačioje. Čia yra sumontuotas 103 litrų dujų balionas ir atrodo jisai taip. Dažniausias gal variantas 92 litrai, bet 103 ir 92 tai skiriasi 3 cm, tai jeigu yra kablys toksai masyvus sudėtas, jisai čia labai atrodo, tai realiai iš galo net ir nesimato. Tai be abejonės nuotrauką pridėsiu truputėlį, gal net video, kaip jisai atrodo iš apačios, tai tie, kurie smalsauja ir svarsto dėl dydžio, tai tikrai galėsite pasižiūrėti, kaip jisai realiai atrodo. Tai va, tai tiek apie Dodge Ramą ir Landirenzo dujinę įrangą. Jei planuosit kažką įsigyti, ar turit, ar vairuojat, tikrai kreipkitės. Įranga tikrai važiuoja sklandžiai, be jokių problemų, dėžė dirba sklandžiai, niekas netrūkčia, nejoja, absoliučiai idealiai važiuoja. Taip, kad jeigu norėsit tokios patikimos sistemos, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.